pas mus, žinokit, anksčiau visą beveik gyvenimą mušdavau. Tai noriu pasakyti, žinokit, labai paprastai, tai, kas vakar buvo pasiekta komitete, daugelis klausimų, netgi bendrų sutarimų, tai yra iš tikrųjų tik tai jūsų atkaklumo dėka, nes kai jūs taip atkakliai rinkotės ir piketavot ir prie vyriausybės, ir prie Seimo, tai be abejonės tada, na, net ir tie komiteto nariai, kurie gal yra kitokios nuomonės, bet jie labai taip jau atvirai nedrįsta tos savo kitos nuomonės viešai demonstruoti. Ir vakar jūs ten filmavot komitete, tai matėt, nu visi iš karto dairasi, pamato kameras ir tada balsuoja praktiškai taip, kaip reikia. O ką reiškia, kaip reikia? Tai reiškia, kad jūs iš esmės pasiekėt, ką Linas ir pasakė, kad cheminės medžiagos nebus paliekamos žemės ertmėse. Jeigu tai praeis pro Seimą, tai praktiškai tai padaro šitą konkrečiai technologiją, kuri dabar planuoja ateiti į Lietuvą, padaro, na, nebeįmanoma Lietuvoje įgyvendinti. Reikės laukti geresnių laikų, naujų technologijų, kur turės būti užtikrinta, kad nei 1% cheminių atliekų žemėse neliks. Ir iš esmės, tai, na, kuriam jau bent procesui, kažkuriam laikotarpiui mes sustabdysim tam procesą. Dabar kitas, kuris labai geras, iš tikrųjų ir Linas paminėjo, labai geras pasiūlymas, kuris iš esmės, kuriam yra pritarta, tai dėl poveikio aplinkai vertinimo tiek žvalgyboje, tiek gavyboje. Tai jeigu jam bus pritarta, tai jūs įsivaizduokit, jums nebereikės važinėti čia nais į Seimą. Tada iš esmės jūs kiekvieną bandymą išgauti arba žvalgyti skalūnus savo teritorijose galėsite spręsti tiesiogiai su savivaldybė ir piketuoti, mitinguoti, spausti vietos valdininkus vietoje. Tai jūs sutaupysit ir laiko, ir pinigų, ir manau, kad dar daugiau jūsų susirinks vietos bendruomenių, nes tų 400 km nereikės pirmyn atgal važinėti. Tai manau, kad yra nemažas pasiekimas ir iš tikrųjų labai tam yra priešinamasi. Na ir paskutinis, kuris yra labai svarbus ir kuris, manau, nežinau, kaip pavyks Seime jį priimti, bet jeigu pavyktų, tai yra iš tikrųjų numatyta naftos ir dujų mokestį dabar nuo to diferencijuoto nuo 3 iki 16%, pakelti iki 25%, o skalūnų dujų ir naftai numatyti 40%. Tai praktiškai tam, kiek aš žinau, labai priešinasi ta bendrovė, kuri ruošiasi ateiti į Lietuvą. Jie beje priešinasi kiekvienam pasiūlymui, tokiam protingesniam, ten yra surašę, žodžiu, didžiulius protestus ir savo pasiūlymus to nepriminėti. Ir iš tikrųjų aš siūlau jums labai akylai stebėti, kieno iniciatyva tie projektai yra stabdomi. Pavyzdžiui, šiandien. Na, nežinau, ar tiesa, aš seniūnų sueigoje nedalyvavau, bet man buvo pasakyta, kad Razmos ir Darbo partijos frakcijos siūlymais buvo tas skalūnų dujų projektas šiandien iš darbotvarkės išimtas. Jeigu jūs paimsit Seimo darbotvarkę ir peržiūrėsit va šios dienos darbotvarkėje visus įstatymų projektus, tai jūs pasižiūrėsit, kad statutinės normos išlaikytos, kur turi būti tarp komiteto posėdžio ir klausimo svarstymo Seime išlaikytas 48 valandų intervalas, netitiks turbūt nei vienas įstatymas, nes komitetai renkasi trečiadieniais, o ketvirtadieniais yra Seimo plenarinis posėdis. Ir niekada šitos nuostatos nebuvo laikomasi. Va šitas atvejis yra vienas iš tų atvejų, kai staiga prisiminė, kad, na, egzistuoja tokia statutinė nuostata. Tai be abejonės, čia aš suprantu, kad jūsų užkrauti yra labai sudėtinga, bet jeigu kažkas iš jūsų tiesiog padarytų tokią analizę, tai pamatytumėt, kad, na, sakau, tai yra vienintelis praktiškai paketas, kur buvo bandyta pritaikyti šitą nuostatą, kurios niekada netaiko. Tai iš tikro labai didelis dėkui jums, labai akivaizdu, mes labai akivaizdžiai matom, kas atstovauja kokią bendrovę, kas kieno interesus atstovauja. Ir manau, kad iš tikro galiu jūs, na jau bent šitam laikinam mažam tokiam žingsnelį, bet galiu pasveikinti su tokia dalinė pergalė, nes, nu, iš tikro dalinai jūs pasiekėt labai daug. Ačiū.